Čia šuvinys yra toks, kaip pas mane padarytas muliažas, taip, bet čia turėtų būti dar kulka viduje. Ir kada aš pildysiu viską, to kulka bus iš viršaus. Reikia. Nu ką? Tu tipo Kris. Ir taip kareivis turi daryti 3 kartas per minutę. 3 kartus. Bet čia kremnis yra kėkštai tada. Čia tik. Ir jisai šitą kaip pasiparintas prispaudžia, jis nieko neišbėra. Taip, čia specialiai padaryta taip, kad čia pila parachą, to vietoje prispaustas ir jis guli. Yra tam parachas. O ant kiek užtenka titnagio? Nu, jeigu geras titnagas, 30 šūvinių. A po to reikia kitą? A to kitą reikia. A kur gauti? Ar pačiam daryti? 1,5 euro. Titnago yra daug šitą faunai. 1,5 euro, kiek nori. Nes galima pačiam prisirinkti laukia ir... Ne, labai sunku padaryti pačiam, dėl to, kad... Aš kaip suprantu šaudėte į bėgiančius taikinius? Ne, aš nežinau. Aš žinau, taip... Все, готовai? Nu, va, viskas. Tak, ką mes norėjom jums parodyti. Jeigu yra noras, gal sausio mėnesį, kitais metais bus renginys Rumšiškiai. Taip, didysis armijos atsitraukimas iš Lietuvos po Maskvos. Napoleoną, taip. Ir tas renginys bus, nu kaip vadinasi, ten be žiūrovų, kas nori, tas nori. Mums tas Rumšiškis atiduodamas tikrai atvažiuoja maždaug 40-50 dalyvių. Ir mes kariaujam kiek norim, vaikštam per visą miestą, mūšiai, su patranka, su viską. Savo malonumui. Šaudot tenai? Šaudom. O data kokia? Prašau? Kokia data? Diena? Nu dar nežinau, kaip išeina išeidynės, kaip organizuos sausio mėnesį. Dabar mes šaudėm, buvom Ukmergėje, prie Ukmergės buvo žygis 23. Yra klubas Kaune, prie Vytauto didžiojo. Kitas klubas yra Ukmergėje. Klubas yra... Kada šaudo batalionas, dvielis, 10 kartų. Что можешь стрелять? Так, огонь! Да идут факелы. А когда батальон уезжает?
Стаканчик делал, клеил. Горит. Подстрелял. Хорошо, здесь Если еще попал, в ту сторону. Быстрее пойдет дело. Первое. 9 там с копейками. Герману Штриго. Вот, быстренько тогда сделаем процедуру награждения, а потом все результаты уже будут в интернете. Ну, я думаю, сегодня вечером. Пока вы доедете до дома, там уже все будет известно. Так.